mus skiria nuo tos įžymios datos. Šiandien Tarybų Lietuvoje išaugo nauja karta, kuri nežino, kas yra nedarbas, išnaudojimas, skurdas, badas. Rašė savo atsiminimų knygoje pirmasis Tarybų Lietuvos liaudės komisarų tarybos pirmininkas, vėliau ilgametis švietimo ministras Mečislovas Gedvilas. Pagaliau atėjo Liepos 14 ir 15 dienos, kada įvyko visų lauktieji liaudės Seimo rinkimai. Liepos 16 Vyriausioji rinkimų komisija paskelbė, kad už Lietuvos darbo sąjungos sąrašą iš dalyvavusių rinkimuose balsavo 99 procentai. Tuo būdu liaudės Seimas buvo išrinktas ir Liepos 21-23 dienomis įvyko jo nepamirštami istoriniai posėdžiai. Tarytum šiandien matau pilnutėlę Kauno valstybės teatro salę. Visų veidai žvalūs, akys spindi džiaugsmu. Visi nekantriai laukia didelio lemiamo įvykio. Pagaliau atėjo visų svarbiausias momentas. Deklaracija buvo pateikta balsuoti. Salėje pakilo rankų miškas. Nors balsuoti turėjo tik Seimo atstovai, tačiau iš džiaugsmo nesusilaikė ir svečiai. Visi kėlė rankas. Vienbalsiai. Įvyko. Nauja gadynė lietuvių liaudės gyvenime prasidėjo. Švietimo liaudės komisaras Antanas Venclova. Sunku dirbti nualintoj ir apvogtoj valstybei, bet dirbti reikia. Mano darbą palengvina kultūringosios didžiosios Sovietų sąjungos pavyzdys ir parama. Visas man uždėtas pareigas eisiu сожаленинgai, dirbsiu su meile. Товарищи, с большой радостью встречаем мы сегодня в столице Великого Советского Союза, в Москве, полномочных представителей Литовского народного Сейма. И от всего сердца передаем им наш большевистский привет. Граждане Великого Советского Союза. Kalba šiltai maskviečių sutiktas Justas Paleckis. Надежды всего мирового пролетариата. Да, литовский народ сказал свое слово. Он вынес это слово через все застенки и тюрьмы этого буржуазного литовского государства, которого уж теперь нет. Он вынес эти слова, несмотря на все жертвы. Это слово было, что литовский народ хочет и должен быть полноправным членом Великого Советского Союза. Tarp savo archyvo dokumentų radau tokią kalbą, su kuria kreipdavausi į susirinkusius mitinguose. Mes dabar tapome turtuoliais. Nuo šiol mes turime teisę sakyti mūsų Papaninas, mūsų Stachanovas, mūsų Leninas. Nors praėjo daug metų, negaliu nesijaudinti. Žiūriu, skaitau ir vaizduotėje ryškiai iškyla tų niekados neišblėstančių dienų vaizdai. Liaudės Seimas, vykdydamas teisėtus darbo žmonių reikalavimus, paskelbė bankų ir stambiosios pramonės perėjimą į valstybės rankas. Aktyvus darbininkų dalyvavimas, kontroliuojant įmonių administraciją iki nacionalizavimo ir nacionalizuojant įmonės, nulėmė tai, kad niekur nenutrūko darbas, nesutriko gamyba. Atkuriama socializmo pagrindais pramonė pradėjo augti. Ja teigiamai veikė kitų tarybinių respublikų parama ir žaliava ir kuru. Jau pirmaisiais mėnesiais į Tarybų Lietuvą buvo atvežta 1000 tonų ketaus, geležies, cemento, benzino, anglies. Pramonės augimas padėjo pamažu likviduoti skaudų kapitalistinės praeities palikimą, nedarbą. Žemės nacionalizavimas sudavė triuškinamą smūgį agrariniai buržuazijai ir privatiniai nuosavybei apskritai. Žemė buvo perduota tiems, kurie ją dirbo, darbo valstiečiams.
1940 metais žemės gavo virš 30 000 bežemių kaimo gyventojų ir apie 42 000 mažažemių valstiečių šeimų. Mano mokinių tėvai daugelis gavo žemės, nes iš tų visų aplinkinių kaimų kaip tik jie ir lankė mokyklą. Tėvai labai buvo patenkinti, džiaugiasi, savaime aišku ir aš, ir visi, ir mokiniai mano. Džiaugiamės, kad dabar nebereiks daugeliu iš jų būti kūmečiais. Pasakoja mokytoja pensininkė Janina Kosmauskaitė. Buvę Juškonių dvaro kūmečių vaikai tada rašė diktantą Mūsų Leninas. Diktavo 19-metį mokytoja ta pati Janina Kosmauskaitė. Plačiai atsivėrė darbo žmonėms aukštųjų ir vidurinių mokyklų durys. Buvo pradėta steigti įvairias mokyklas, kursus, liaudės universitetus, mokslo akademiją, teatrus, filharmoniją. Revoliuciniai įvykiai pasibaigę politinis valdžios perėjimų į darbininkų klasės rankas iš esmės pakeitė Lietuvos komunistų partijos padėtį. Ji tapo valdančiąją partiją, naujos socialistinės visuomenės kūrimo vadovaujančią jėgą. Lietuvos komunistų partijos 5. suvažiavimas, įvykęs Kaune, išreiškė tvirtą įsitikinimą, paremtą objektyviais istorijos raidos dėsningumais, kad kovinis komunistų, visų darbo žmonių uždavinys, socialistinės visuomenės sukūrimas, bus sėkmingai išspręstas. Mes esame tai kovai pasirengę ir mes esame tikri, kad išeisime iš jos nugalėtojais, kaip nugalėjome savo kovoje lig šiol, kaip visuomet nugali bolševikų partija, skambėjo Antano Sniečkaus žodžiai. Kaip mes džiaugiamės tarybinės santvarkos atkūrimu. Turėjome daug darbų ir visokių rūpesčių.